Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Lietuvos kultūros sklaida užsienyje, kultūrinis bendradarbiavimas tarp valstybių tampa vis svarbesnis. Jis ne tik stiprina tarpusavio ryšius, bet ir padeda geriau pažinti skirtingas tradicijas, vertybės bei kultūrinės ir kūrybinės praktikas. Prisideda prie šalies matomumo didinimo, formuoja jos įvaizdį ir atveria naujas galimybės menininkams bei kultūros institucijoms. Ir ypač svarbu, kad šis bendradarbiavimas apimtų ne tik didmiesčius, bet ir regionus, tai skatinant tokį lygiavertį kultūrinį dialogą. Apie bendradarbiavimo galimybės, iššūkius ir būdus kalbėsime su Lietuvos kultūros atašė Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje Gabrielė Žaidytė. Labadiena, Gabrielė. Labadiena. Tai pirmiausia, gal papasakokite, kasgi yra ta Lietuvos kultūros institutas? Taip, tai iš tikrųjų galbūt prieš gerus metus įvyko tam tikra transformacija ir aš manau, kad Lietuvos kultūros politikos kontekstuose tai yra labai teisinga transformacija ir labai tokia, rezultatyvi, aš tikiuosi, jinai bus, nes kultūros atašė tinklas, kurį mes iš tiesų tai turime senai, gal nuo praeito amžiaus, ir kuris plečiasi, žinoma, atliepiant Lietuvos užsienio politikos gaires ir prioritetus. Kultūros atašė, kurio šiuo metu yra 11, tai visas tinklas perėjo į Lietuvos kultūros institutą. Ir anksčiau mes buvom kaip ir kultūros ministerijos sudėtyje, o dabar kultūros institutas tikrai labai sustiprėjęs, atnaujėjęs, atsinaujinęs, perėmė kultūros atašė koordinavimą ir viso tinklo iš tikrųjų koordinavimą, žinoma, ir strategavimą. Taigi, iš tikrųjų, Lietuvos kultūros institutas yra institucija, pagrindinė mūsų institucija Lietuvoje, besirūpinanti Lietuvos kultūros sklaida užsienyje, ir žinoma, Lietuvos kultūrinė diplomatija. Tai aišku, kad tai yra kultūros ministerijos įstaiga, tačiau Lietuvos kultūros atašė tinklas yra kultūros institute ir mes turime ir metinius susitikimus ir daug dalykų, kur mes įvairių formatų, kurių metu mes galim susitikti, pasidalinti savo patirtimis. Ir visos ir vienas iš mūsų, iš tikrųjų mes tokie 10 kultūros atašė ir vienas kultūros atašė. Nuo praeitų metų tikriausiai priklausome kultūros institutui, kurio pagrindinė funkcija ir yra Lietuvos kultūros žinomumas užsienio valstybėse. Ypatingai tose, žinoma, kurias dengia Lietuvos kultūros atašė. Jūs stiprinate Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, kurdama ryšius tarp Lietuvos bei šiaurės šalių kultūros institucijų. Ką konkrečiau apima jūsų veikla? Žinot, aš visą laiką dabar labai pabrėžiu ir ypatingai iš tuose geopolitiniuose kontekstuose, kaip matote, kurie labai dinamiškai ir labai dažnai labai greitai keičiasi ir pasikeičia, kartais ir mums netikėtai, kad jeigu mes anksčiau, ir tai buvo bendrai Europos kultūros politikos linija, kultūrinė diplomatija ir kultūros sklaidą labiau suprasdavom užsienyje įvairių mūsų visų valstybių tokį labiau tiesiogiai, kad tiesiog norėdavom būti žinomos tos valstybės tose šalyse, kuriuose turi savo ar kultūros atašė, ar kitos turi institutus didesnius, kaip Giotės institutas, Italų kultūros institutas, Centre Culturel Français ir taip toliau. Tai šiuo metu šitame pasikeitusiame geopolitiniame kontekste, kas šalia to, kad mes turime būti žinomi, kad turime būti matomi ir kad labai smagu, kai mūsų menininkai, kūrėjai, kai juos pastebi ir kai laimime liūtus ir meškas, tikiuosi kažkada ir įvairius kitus prizus, bet vis dėlto, kas dabar labai svarbu, tai yra ne tik tai mūsų kultūros sklaida, bet žinoma ir sąsajų, taip pat ir istorinių sąsajų su tom šalimis, ypatingai tomis, kuriomis mes kaip kultūros atašė reziduojame, istorinių sąsajų paieška, jų pasakojimai apie jas, kitaip tariant, kas iš tikrųjų juk ir mums Lietuvoje įdomu, dar įdomiau, negu tik tai, kai girdime, tarkim, apie prancūzų kultūrą, bet kas ir mus tiesiogiai su jie sieja. Tai iš tikrųjų dirbdama ir Švedijoje, ir Danijoje, ir Suomijoje,
labai stengiuosi kalbėti ne tik tai apie Lietuvos kultūrą ją pristatydama, bet ir atskleisti tai, kas mūsų kūrėjus sieja su šiomis šalimis, kas mūsų istoriją sieja, na ir kuo mes iš tikrųjų dalinamės. Tai yra, kas ir kaip mes esame ir kaip mes susieti tame bendrame mūsų europinėme kultūros pavelde. Tai čia turbūt jūsų veikla įeina ir apima ir Lietuvos menininkų pristatymas, tarptautinių projektų inicijavimas, kultūrinių mainų skatinimas, bendradarbiavimo tarp regionų ypač plėtojimas, ar ne? Ir be jokios abejonės mes iš tikrųjų stengiamės kuo aktyviau dalyvauti įvairiuose festivaliuose ir, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, kino kūrėjų, kurių mūsų, aš vis sakau, kad čia tikrai mūsų kino aukso amžius tikriausiai dabar, gal bus dar ir briliantinis, aš nežinau, bet jis yra tiesiog labai, mūsų kinas yra tikrai labai žinomas ir dažniausiai festivaliai labai tiesiai kviečia ir per Lietuvos kino institutą iš tikrųjų, tai daugelis kitų sričių, tokios ar tai jos būtų šiuolaikinis šokis, ar klasikinė, ar neklasikinė muzika, ar parodos, tai žinoma, tai yra tas laukas ir ta erdvė, kuriuose pasireikšti yra visos galimybės visom kultūros atašė. Tai taip, žinoma, kad vienas svarbiausių tikslų yra, kad mūsų kūrėjų vardai atsirastų kuo prestižiškesniuose festivaliuose, ir kad per tai susikurtų partnerystės, nes vis dėlto ir ypač dirbant Skandinavijos šiaurės šalyse, mes labai daug šnekame apie tvarumą, tai ir taip pat ryšio tvarumą, nes visi turim ribotus resursus. Taigi iš tikrųjų mano labai aiškus prioritetas visose partnerystėse yra ne tik tai vieną kartą atvažiuoti, pasirodyti ir išvažiuoti, bet kad iš to atsirastų naujos partnerystės, atsirastų koprodukcijos, kurios mano širdį ypatingai džiugina ir tikrai ne viena pastaraisiais metais atsirado įvairiuose žanruose. Na, o žinoma, o kalbant apie regionus, tai ypač Skandinavijos šalyse, kuriuose kultūros politika šitų šalių, tarkim, kad ir Švedijos, jeigu pavyzdį imam, bet ne tik, yra labai aiškiai orientuojama į regioninę politiką, nes regioniniai politikai gali labai daug spręsti ir atskiri specialūs finansavimai, tai taip pat aišku ir kultūros politikoje, tai žinoma, kad ta regioninė partnerystė yra ir labai svarbi ir aš manau ir mums, nes juk mes Lietuvos kultūros politikoje irgi tai labai žiūrime, mums tai yra labai svarbu ir tai mes einame. Ir bendrai, iš tikrųjų, ta sąjunga su šiaurės šalimis, dabar atsiranda įvairūs nauji ir politiniai formatai, tai tikriausiai yra tai, ko mes siekiame, ką mes, aš manau, tikrai pasieksime ir šitos partnerystės ir bičiulystės bendradarbiavimai, mums taip pat yra ir labai naudingi gerųjų praktikų prasme, pasisėmimo, ne tik pasidalinimo informacijos, bet ir mokymosi. Tarp kitko ir mokymosi, aš laikausi tokių ir iš dažnai ir nebūtinai pasisekusių pavyzdžių, nes ne tiek pasisekę pavyzdžiai kartais dar daugiau pamoko negu tie labai patys geriausiai. Taigi iš tikrųjų, dar kartą grįžtant ir reziumuojant, kad ir festivaliai, ir įvairūs kitokie formatai, viskas mums yra įdomu ir labai smagu, kai mus kuo daugiau visur kviečia, bet kalbant apie regioninę kultūros politiką ir Lietuvos, mes čia turim dar daug ką padaryti ir daug ką galim pasimokyti iš šiaurės šalių. Lietuva jaučiame tarmės puoselėjimo bangą, o kokia situacija, sakykit, Skandinavijos šalyse, ar puoselėjama ten kalba, tarmės, domėjimasis, nežinau, savosiomis šaknimis ir kitos, bet ypač regioninės kultūros ypatybės? Taip, be jokios abejonės. Ir aš manau, kad ne tik Skandinavijos, bet apie tai daug šnekama ir vis daugiau ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje. Iš tikrųjų, tai yra mūsų savitumas ir, gal tik tai tiek, kad šiaurės šalis tai ganėtinai senai suvokė. Ar tai būtų liaudies dainų puoselėjimas, ar, tarkim, aš jau nekalbu apie tai, kad Švedija yra labai didelė šalis, tai aišku, kad tarmės labai skiriasi ir, kiek pramokų švedų kalbą, pradėti suprasti, kad žmonės ne tik kalba savo tarme, bet jie ir puoselėja. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad mes Lietuvoje irgi
nežinau, ar sekame, aš manau, kad čia mūsų toks vidinis irgi, vidinis šauksmas ir vidinis supratimas yra atsiradęs ir sąmoningumas, bet taip, be jokios abejonės, kaip jau minėjau, kadangi bendrai akcentas yra regioninė, taip pat ir kultūros politika, tai aišku, kad regionai didžiuojasi tuo, ką jie turi, jie tą puoselė, jie tą eksponuoja, ir jie su kitais dalinasi. Taigi mane iš tikrųjų Lietuvos tas toks, daugelio Lietuvos regionų noras, galbūt ir visų, vieniem gal vienaip sekasi, kitiem kitaip, bet save parodyti, atskleisti ir surasti tą, kas įdomu, kas iš tikrųjų yra tas regioninės kultūros kodas, tai yra tiesiog tai, kas tikrai džiugina širdį ir aš manau, kad čia mes dar turim taip pat labai, labai, labai daug galimybių plėstis, gilinti, bet mes turim ir puikių žmonių įvairiausiuose regionuose, kurie tai labai sąmoningai daro ir ne tik patys daro, bet ir prikviečia, suburia kitus. Ar tai būtų liaudies dainų ansambliai, ar šokių kolektyvai, ar iš tikrųjų tiesiog kalbos tarmių skatinimas. Tai dabar truputėlį pailsėkime, trumpa reklama ir grįžime po akimirkos. Sveiki sugrįžę po reklamos, primenu, kad šiandieną kalbino Lietuvos kultūros atašė Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje Gabrielę Žaidytę. Taigi, tęskime mūsų pokalbį, Gabrielė, ir sakykite, ar yra kokių sąlygų, ko reikia konkrečiai, norint bendradarbiauti, kreiptis į jūs ar kažkurį kitą atašė kaip tarpininką, kas gali kreiptis, kur ir kaip kreiptis, dabar čia tokia mums papasakokit eiliškumu sudėliojusi visus žingsnius. Žinot, iš tikrųjų mane labai nudžiugino ir kai metinis kultūros atašė susitikimas, kadangi jis buvo išsikraustęs iš Vilniaus ir nusikėlęs į Panevėžį, į Stasio Eidrigevičiaus centrą ir ten tiek daug sutikome kolegų iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių ir aišku, dar smagiau buvo iš miestelių ir iš įvairiausių institucijų, tai mane labai nudžiugino tas noras, iš tikrųjų buvom tikriausiai dėmesio centre ir ta prasme, kad daug buvo ir klausimų mano kolegai ir kolegėms ir dabar gaunu daug užklausimų, reiškia, iš tikrųjų tai labai gerai suveikia, bet visų pirma, ko aš visada prašau, kai gaunu užklausimus iš įvairiausių institucijų, kurios man rašo, kad žinot, mes ieškom partnerių, Suomijoje ir tarkim Švedijoje. Tai aš visada labai klausiu ir prašau, kad man trumpai pasakytų, kokia yra organizacijos misija, koks yra tų paieškų tikslas, nes, taip surasti partnerius tiesiog Švedijoje ir Suomijoje, tai yra, tikriausiai kaip iš Džibučių ieškoti žiemą. Tai kad jie tikrai būtų, kad, kaip aš sakau, tai partnerystė būtų ilgalaikė, kad jinai būtų tvari, nes nauda mes turim pagalvoti ir apie tai, kad mums turi būti naudinga, bet taip pat turi būti ir kitai pusiai naudinga. Tai mes kažko turim sudominti ir mes turim labai aiškiai žinot, ko mes norim. Aš visą laiką sakau, ko jūs norit, ar jūs norit gerųjų praktikų pasisemti, ar jūs norit mokymų, ar jūs norit ilgalaikės partnerystės, tarkim, tarp bibliotekų, šalia sienų, buvau dabar nesenai gavus tokią užklausą prie miestelių, miestelių, kurie yra ribojasi beveik su kita valstybė. Bet man labai visada svarbu ir aš manau, mano visiems kolegiam, kas yra tas aiškus, kaip aš sakau, trumpalaikis, bet ir ilgalaikis tikslas. Tai kai gauni tokią užklausą, kuri yra išgryninta, labai ne tik, kad, mes dabar aplikuoti norime į fondą ir dabar dėl to, kad čia jau už savaitės yra deadline'as, tai dabar ieškom partnerių. Tai šitos užklausos dėja yra tiesiog laiko gaišinimas ir tų žmonių, kurie jas rašo. Nes aišku, kad taip tiesiog nebūna. Ir ką aš laiką sakau, kai aš žinau, kam ko reikia, kas ko nori, tiksliai, tai būdama gal visai komandiruotėj, tarkim, visai su kitais kituose susitikimų formatuose ir susitikdama visai dėl kitų priežasčių, aš prisimenu, kad buvo ir toks paklausimas ir galiu užklausti. Taigi aš labai prašyčiau, kai formuluojat paklausimus, siųskit mums savo paklausimus, klauskite, ieškokime kartu.
ir visi mes tikrai jums labai padėsim, kiek galėsim, bet labai reikia konkretumo, aiškumo ir labai aiškių kelrodžių ir tikslų suformulavimą. Ir tada, aišku, bent kokios nuorodos į tai, ką jūs veikiate, nes mes, aišku, kad negalim visko žinoti. Dar grįžkime į Panevėžio kraštą, jau Stasys muziejum užsiminėte. Panevėžio kraštas išaugino tiesiog gausią, gražią puokštę iškilių, išskirtinių asmenybių ir žinau, kad jūs turite sąsajų su Panevėžio kraštu, tai gal galite truputėlį papasakoti? Taip, iš tikrųjų, aš kaip ketvirtos kartos Vilnietė ir Kaunietė esu tikriausiai tokia beveik išimtis Lietuvoje, niekad neturėjau kaimų. Bet vis dėlto, vaikystėje visi važiuodavo, aš ne. Bet vis dėlto, taip, mano močiutė iš tikrųjų yra iš vieno dvaro tarp Panevėžio ir Pasvalio. Ir iš Mediklonių iš tikrųjų, ir jinai man vis pasakodavo, kadangi pati mokėsi Panevėžyje ir lankė garsiausias Panevėžio gimnazijas, tai man iš vaikystės šitie pasakojimai yra apie Gabrielę Petkevičaitę Bitę, nes buvo jos mokytoja, ir apie Lindę Dobilą, kurį mes lankydavom per vėlines ir neždavom žvakutes ant jo kapų, ir apie visą iš tikrųjų Lietuvos inteligentiją, kurią Panevėžys išaugino, šviesuomenę inteligentiją tarpukariu. Tai yra mano atmintyje ir už tai man iš tikrųjų Panevėžys itin brangus, Panevėžio kraštas ir svarbus. Ir aš manau, kad jūs turit labai daug kuo didžiuotis, dėl to aš labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų ir jūsų bibliotekos veikla, Gabrielės Petkevičaitės, bet ne tik, labai džiaugiuosi ir kad Stasio Eidrigevičiaus muziejus atsirado, prie kurio man irgi, šiek tiek, nedaug, bet šiek tiek teko prisidėti, kad jis atsirastų. Ir, aš iš tikrųjų manau, kad, jūs turit lobius, jūs turit didžiulius kultūrinius klodus ir juk ne veltui pas jūs pasirado ir teatras, ir visą, galbūt ir Stasio Eidrigevičiaus centras visiškai ne šiaip pasirado pas jūs, nes tikrai yra iš ko atsirasti. Taigi aš manau, kad panevėžiečiai, Panevėžio regiono gyventojai, kaip ir kiti Lietuvoje, bet tiesiog aš jį žinau geriau, tikrai dar labai turiu kuo didžiuotis. Ir aš manau, kad istorikam čia dar yra labai daug erdvės, tikriausiai dar daugybei disertacijų, aš jau nekalbu apie magistrinius ir bakalaurinius darbus, nes, aš tikrųjų, kai galvoju ir apie pasipriešinimą bolševikam 19 metų, tą laikmetį, kiek yra iš Panevėžio krašto savanorių, kiek buvo, galtinai ir žydų gelbėtojų, po to vėliau aš kalbu apie patį gelbėjimą, kaip visiškai tokį humanizmo aktą, apie ką mums irgi dabar būtinai ir labai svarbu yra kalbėti. Taigi aš tikrai manau, kad Panevėžys tikrai turi labai daug kuo didžiuotis, turi nuostabes, gilias, kultūrinės ir šviesuomenės šaknis, ir tik tai dar daugiau apie tai kalbėkite ir aš vis laukiu visokių įdomių ir parodų ir dar kokios naujos istorijos iš to krašto ir kaip sakau, aš tikiuosi, kad ir žinau, kad istorikų dėmesio jūs sulaukite, irgi daug nemažai istorikų irgi iš jūsų yra kraštų. Bet aš tikiuosi, kad jo bus dar daugiau ir daugiau ir daugiau, nes jeigu mes atrandam, kalbam apie regioninę kultūros politiką, tai tos šaknės ir ką jūs kalbėjot apie tarmes, apie regioninį kultūros identitetą, tai viskas yra tas pats. Tai čia mums tiesiog reikėtų dirbti iš visų pusių. Dar norėčiau jūsų paklausti, paminėjote Stasį, kad prisidėjote ar ne prie jo atsiradimo ir gal išskirtumėt bendradarbiaujant, ieškant sąsajų, ryšių su užsienio šalimis, išskirti kažkokį įsimintiną, pavykusi labai jums sužavėjusi ar sugraudinusi projektą, bendradarbiavimo kažkokį gražų pavyzdį. Ar galėtumėt mums papasakoti? Žinot, iš tikrųjų, manau, daug, bet kaip aš minėjau, kad jūs kalbat bendrai apie tarp Lietuvos ir užsienio menininkų, nes jeigu dabar galvočiau apie Panevėžį, tai kol kas aš čia Skandinavijoje dirbu dar per trumpai, tik metus, tai dar nelabai galėčiau taip konkrečiai sureaguoti, bet aš manau, po šito interviu mes gal kitais ar dar kitais metais susijungę rasim daug naujų pavyzdžių ir istorijų, kurios mus džiugins. Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad čia ir Kupiškis labai yra aktyvus, tai žiūrėsim, kas ir gal ir tarp Kupiškio ir kitų čia
miestelių ar miestų, dar kitokios partnerystės užsimegs, bet kalbant iš tikrųjų apie bendrai Lietuvos pristatymus, tai mane ypatingai, kaip aš minėjau, džiugina koprodukcijos. Ir čia aš gal paminėčiau tokius paskutinius pavyzdžius. Na, tikriausiai visi žinote, mes šiais metais švenčiam 500 metų Kotrynos Jogailaitės. Ir Kotryna buvo Švedijos karalienė ir Suomijos kunigaikštienė. Tai mes Švedijoje čia šiuo metu Uppsalos dailės muziejuje, kuris yra labai tokia žinoma vieta ir labai graži, iš tikrųjų Kotrynos perstatyta pilis ir katedra šalia, turime parodą Queens karalienės apie Kotryną Jogailaitę ir Barborą Radvilaitę perkeltą iš Nacionalinio istorijos muziejaus ir dabar kūrėme palydimąją programą šitai parodai. Tai neužilgo čia koncertuos Canto Fiorito su, ta prasme, atlikdami tą muziką, kuri maždaug buvo Kotrynos Jogailaitės ir kiek vėlesniais laikais, o labai gražų pavyzdį tokį Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimo turėjom praeitą savaitę Helsinkyje, kaip aš sakau, buvo pasaulinė premjera ir taip, nes Vilniaus vaikų ir moksleivių rūmų šokio kolektyvas pastatė patį spektaklį apie Kotryną Jogailaitę, kuriai muziką parašė Sibelijaus akademijos kompozicijos studentas, suomis. Na ir čia tokia čia mes iš tikrųjų tęsiam tą dar praeitais metais ambasadoriaus Raudonikio inicijuotą sumanimą sujungti Lietuvą su Suomija kūrybiškai. Tai, pavyzdžiui, praeitais metais, kai šventėm Čiurlionio metus, tai suomių muzikantai atliko Čiurlionio kompozicijas ir sveikino Lietuvą vasario 16 metale, nes nuo Suomija ir metalas tikriausiai labai aiškiai sąsė. Na, o šiais metais mes pratęsėm, kai suomių kompozitoriai rašo muziką šokiui apie Kotryną Jogailaitę. Tai mes, aišku, tikriausiai ir kitais metais toliau tai tęsim. Tai tokie sumanymai, ir tokių galėčiau minėti daugiau, čia gal toks iš tikrųjų ryškus labai pavyzdys, bet tokie labai tikrai labai džiugina. Jūs be abejonės dalyvaujate turbūt ir tarptautinių knygų mūgių organizavime, bendrystėje. Tai gal paminėkite porą būsimų knygų mūgių, kur dalyvaus ar kviečiama dalyvauti Lietuva. Ir paskutinis klausimas, prilipdant prie šio, tai ką skaitote jūs, kas ant stalelio? Tai iš tikrųjų, čia labai ačiū šitą klausimą, jis yra labai tikriausiai, tiesiog labai laiku. Aš čia norėčiau dar kartą atkreipti visų jūsų klausytojų ir skaitytojų dėmesį į tai, kad, iš tikrųjų tai yra didžiulė garbė ir pripažinimas Lietuvos literatūrai, nes didžiausioje šiaurės šalių knygų mugėje, Göteborgo knygų mugėje, Lietuva 2028 metais taps garbės viešnia. Ir mes ten vėlgi turėsim puikią progą pristatyti ne tik mūsų literatūrą labai tiesiogiai, bet ir kitas mums rūpimas temas. Mes, aišku, kalbėsim ir apie istorijos, mūsų istorinės sąsajas, ir apie tai, ir tikriausiai ir bendrai apie istoriją, ir apie tai, kas vyksta, aišku, dabar, bus visai eilė diskusijų ir žinoma, knygų pristatymų, ir knygų vaikam pristatymų, ir dirbtuvių kūrybinių. Taigi programa yra konstruojama. Ir tokie buvimai Lietuvos tokiose žinomose mugėse, žinoma, mums labai yra svarbus ne tik dėl to, kad tas mugės juk atkeliauja ne tik švedai, bet atkeliauja leidėjai iš įvairių ir kitų šalių, jie dairosi ir jie žiūri, bet kita vertus ir dėl to, kad taip mes auginame, pavyzdžiui, savo vertėjus. Tai yra ta tema, kuri man labai rūpi ir kur mums visada trūksta. Mes visada galim, kaip aš sakau, jų turėti daugiau, nes kuo daugiau kalbų prakalbs mūsų knygos, visokios ir vaikiškos, ir suaugusiam, ir istorinės, tuo lengviau mes susikalbėsim su visų pasauliu. Taigi toks atsiradimas knygų mugėj kaip fokuso šalies yra labai svarbus. Ne tik, kad mes tuo pačiu atsirandam ir spaudoje, ir turim daugiau interviu, ir bendrai dėmesio Lietuvai, jos kultūrai, ir įvairius vizitus leidėjų, žurnalistų, švedų, tarkim, į Lietuvą, bet ir dėl
dėl to, kad mes auginam tokį vidinį potencialą, tuos vertėjus, kurie, verčia gal ir lėtai, bet ir po mūgės paskui yra vis rezultatai. Čia taip, visiškai ne vienkartinis dalykas. Nes mes tą matom ir po Leipcigo knygų mūgės, kai buvom viešnia, kiek paskui vokiškai atsirado lietuviškų knygų ir panašiai. Bet tai iš tikrųjų tai yra labai svarbi, tikrai tie metai bus Lietuvos literatūrai svarbus, dėl to, kad turėsim tokį didelį prisistatymą ir įvairiapusišką, ir kompleksišką prisistatymą čia šiaurės šalyse. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tai, ką skaitau, tai aš dažniausiai skaitau ne vieną knygą. Tai čia daug guli, ne tik prie lovos ant staliuko, bet ir virtuviai ir kitose kambariuose. Ir dar daugiau tikriausiai stovi lentynose išrikiuota ir vis prieinu ir galvoju, kurią čia paimsiu. Bet vis dėlto, kadangi taip konkrečiai klausėte, tai iš tikrųjų šiuo metu skaitau Piterį Frankopaną, kurį tikriausiai jūsų, aš nežinau, ar yra išversta į lietuvių kalbą, bet kurį tikriausiai žinote iš knygos apie Šilko kelią. O aš dabar skaitau The Earth Transformed and Untold History. Jos, man atrodo, nėra lietuviškai, bet iš tikrųjų apie pasaulio transformacijas ir apie tas istorijas, kurios nėra apie tai papasakotos. Tai čia ta mano istorinė tokia linija, o iš tikrųjų, jeigu kalbant apie visai literatūrą, tai skaitau puikaus rašytojo, kurio dėja šita knyga nėra išversta į lietuvių kalbą, bet tikriausiai kažkada atsiras, nes gal girdi, kas išvertėjo ir ją paims į rankas, tai Edmundo de Waal yra, verčiant lietuviškai, tai būtų Kiškis su gintarinėmis akimis. The Hare with Amber Eyes, iš tikrųjų apie kolekcijų, apie šaknų, apie mūsų šeimų, giminės istorijos reikšmę mūsų gyvenimuose. O dabar visai nesenai, kadangi Danijoje turėjom tokį lietuvių literatūros saloną, aš čia turiu tokius salonus kartais darome, ir vaikų literatūros salonus, ir ne vaikų. Ir šitas mūsų lietuvių literatūros salonas Kopenhagoje šiais metais buvo dedikuotas Valdui Papieviui, kuris atvažiavo ir kalbėjo pats ir pristatė savo knygas, man teko jam moderuoti, taigi aišku, reikėjo vėl viską persiskaityti, viską Papievio, kas yra parašyta, ir aš vis tiek pagalvoju, kad mano Valdo Papievio knyga yra eko. Nors aišku, ir visos kitos yra įdomios, aš žaviuosi, man visa Valdo Papievio kūryba mane žavi, jo gebėjimų konstruoti tekstą, jo labai gilia tokia išmanimų kalbos, nes tiesiog skaitai tas knygas kaip kokį teksto ir tokio per kalbą teksto malonumą. Taigi, nežinau, aš manau, tikriausiai jūsų bibliotekos jau nėra, nes aš įtariu, kad ta knyga yra vis skolinamas ir kaip ir kitos tikriausiai. Bet jeigu kas dar neskaitė Valdo Papievio eko, jo istorijos apie šunį, su kuriuo jis vaikšto po Paryžių, tai aš turiu pasakyti, kad gal skaičiau 3 kartą, bet vėl turėjau didžiulį teksto malonumą. Na kągi, ačiū už tokius netgi užkrečiančius patarimus, sakyčiau, netgi mūsų klausytojams sudominot knygomis. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Linkiu sėkmės, linkiu, kad daug bendrysčių, daug besikreipiančių ir būtent ilgalaikiams atsirastų bendrystėms. Ir primenu, kad šiandieną kalbėjome su Lietuvos kultūros atašė Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje Gabrielė Žaidytė. Dėkoju ir jokių visiems skaitimų. Ačiū Jums labai. Ačiū. Iki gražių Velykų, kai jos ateis, ir iki malonaus. Tegu šviečia mums visiems saulė.